Congratulations, coach, with the win, and please tell us your impressions about the final game and about the whole weekend. Ačiū. The final game, of course, went all as planned, as we planned, and it was perfect in for our team. Yesterday it was a little bit harder, but it's like when the semi-final is hard and the final goes a little bit easier. And I'm really happy that it went well as we planned, so we won the cup. It was a little bit struggle in the first set. What did you change in the second and in the third? I wouldn't say that we were struggling. Okay, maybe a little bit in reception, but Amber played very well in the first set, and I told guys they played the best set maybe how they can. They will play not so good after this one. We changed a little bit reception, so played a little bit safer. Okay, don't let any aces in, and it helped. And after this first set, we get better and better. Sveikinimai Artūrai su pergale, kažkiek biškai strigot pirmam setė su priėmimu, kas vėliau padėjo pralaužti ledus? Ačiū labai už sveikinimus, tai tiesiog susitvarkėm. Pristaikėm prie jų padavimų, pamatėm jų, taip sakant, trajektorijas, kur skrenda kamuoliai. Patys geriau pradėjom padavinėti, ko paseko, jie tikriausiai pradėjo daugiau atsargiau paduoti, mes turėjom šansą lengviau užpulti. Kiek padėjo tos koncentracijos nepamest antram, trečiam setė vakarykštės pusfinalio rungtynės? Tai va su vyrais prieš varžybas atsistojom visi ratukai ir pakalbėjom, kad išsiaiškinom kokios bėdos, kad turim tą koncentraciją išlaikyti ir turim parodyti savo klasę. Tai, manau, šiandien pavyko. Yra ką švęsti šiandien, ar lengvai pasėdit, kimbot į darbus ir vėl pirmin? Negalim švęsti labai stipriai, nes kitą savaitgalį turim svarbias Baltijos lygos varžybas, tai vakarienė ir namučių, ilsėtis. Treneri, pirmas setas toks visai įdomus gavosi, pakutenot neblogai po 2 varžovom, ten vienu metu ir pirmavot, kas nutiko vėliau? Iš tikrųjų, jo, pirmas setas buvo tikrai neblogas, viskas kaip ir pagal planą, ką norėjom daryti, ką suplanavom, tas kaip ir pavykdavo. Spaudžiam su padavimu iš tikrųjų ir jiems labai sudėtingai buvo kažką užpulti, nes susitvarkom su užtvara, su gynyba ir kaip ir viskas buvo neblogai pakankamai. O paskui tiesiog galbūt varžovas stipriau pradėjo padavinėti, mes nesusitvarkom su priėmimo, pasiekoje buvo tik kraštų puolėjams perdavimai jau sunkiau ir patys pradėjom daug klyst padavime. Tai manau tiek ir galbūt truputį pritruko gal patirties, nes pas mumis labai jauna komanda iš tikrųjų. Trečias setas, atrodo 0-0, dar galima kažkiek bandyti kabintis ir jeigu atmintys neapgauna 5 pirmi padavimai, tinglas ir autas, kiek tas numušė ūpą ir įtakojo tą galutinį rezultatą trečiam? Aišku, faktas, kad žaidžiam prieš Šiaulių stiprią komandą, kad iškart padovanoti 5 taškus seto pradžioje, tai čia yra per daug, kai 10-5 mes pralašinėjome ir 5 atidavėm tiesiog dovanų. Tai sunku, išmušė iš vėžių, bet iš esmės vyrai vis tiek bandė kovoti kiekvieną kamuolį atskirai, aš jiems labai dėkingas ir nežinau, tiek turbūt. Antra vieta šitai komandai finaliniam ketvirtį yra labiau laimėjimas. Ar važiuosit namo kaip pralaimėtojai šiandien? Ne, tikrai pralaimėtojas. Ne, aišku, visą laiką pralošti yra nemalonu. Bet faktas, kad buvom finale, bandėm pasipriešinti ir čia dar ne pabaiga.